Paskutinę vasaros dieną prie Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pastato į sankcionuotą mitingą susirinko Klaipėdos rajono gyventojai. Stebėti ir palaikyti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdėje klausimo numeris 46. O tai Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nario bei Lietuvos šeimų sąjūdžio nario Viktoro Kūros pateiktos deklaracijos dėl genderizmo ideologijos ir LGBTQ+ propagandos stabdymo savivaldybėje svarstymą. Deklaracijos esmė tai yra, kad savivaldybė priimdama šią deklaraciją, ji įsipareigotų ginti šeimos institutą, neleisti seksualizuoti vaikų ir be abejo, kad jos politika būtų vykdoma išlaikant ir saugant tradicinės vertybės. Visų pirma, pabrėšiu, kad esu gargždiškė ir esu krikščionė. Ir mano vertybės visiškai prieštarauja tam, ką nori dabar padaryti mokyklose. Ir aš taip pat esu ir psichologė. Ir savo aplinkoje esu balta varna. Domiuosi labai šituo klausimu, būtent LGBT veikla, tiek to homoseksualizmo ideologija, kuri bandoma ją prakišti, tam tikros ar ne kažkokios grupuotės. Tai va, ir jeigu toks klausimas, ką aš čia veikiu, tai aš noriu pasakyti, aš esu jaunas žmogus, aš esu mąstantis, aš esu tiek politikos mokslus baigusi, tiek psichologijos mokslus ir aš nesu kažkokia kvaiša ar ne, prisiklausius kažkokių idėjų ir va šiaip prieštarauju. Ne, aš turiu argumentus ir aš nesutinku, kad mano vaikai būtų ugdomi kažko, kas prieštarauja mano vertybėms. Lietuvos Respublikos konstitucija skelbia, šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Tokių pat vertybių laikosi ir bažnyčia. Na, aš nesu visiškai susipažinęs, kas čia vyksta šitoje aikštėje, bet aš kiek suprantu, čia šeimos klausimais ar nesusirinko žmonės pasisakyti, tai bažnyčios oficialus mokymas yra visą laiką už tą natūralią prigimtinę šeimą. Bažnyčia yra visą laiką pasisakanti prieš gender ideologiją, bet pačių žmonių kaip tokių, kaip jeigu jaučiasi jie gėjais, neatmeta jų ir juos priima, nes būti gėjom nėra nuodėmė ar tas nusikaltimas, bet praktikuoti jį ir daryti tuos veiksmus prieš skaistybę yra jau nuodėmė. Tai vat žmogus gali jaustis tokiu, ką padarysi, bet tai nereiškia, kad bažnyčia turi kažkaip tą žmogų atstumti, bet pati ideologija jinai yra klaidinga ir bažnyčia ją atmeta. Tačiau minėta deklaracija nebuvo nagrinėta, nes klausimas buvo išbrauktas iš posėdžio dienotvarkės. Siūlymą išbraukti šią deklaraciją iš dienotvarkės teikė Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Justas Ruškys, atstovaujantis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakciją. 47 pagal senojo. Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos ir ekonomikos ir biudžeto komitetai išbraukė iš darbotvarkės ir klausimas buvo nesvarstytas. Tai taryba turėtų irgi apsispręsti dėl šito klausimo nagrinėjimo posėdyje. Kokiu būtų siūlymu? Tarybos narys Justas Ruškys. Labą dieną visiems. Kalbėsiu frakcijos vardu. Kolegos nuo pat opozicijos vardu, taip ir dar konservatorių mes irgi esame apšnekėję tą. Laikomės nuomonės tos pačios, kad šis sprendimas, teiktas sprendimas prieštaroja pagrindiniam teisės aktui, konstitucijai, prieštaroja kitiem teisės aktams. Savivaldybės taryba neturėtų užsiiminėti atskirų politikų populistiniais projektų svarstymais, kurie nelėmė, ta prasme, ir neturi jokios įtakos bendrai rajono ateičiai ir raidai. Ir nežinau, kaip balsavimas bus, bet aš tiesiog noriu pacituoti mūsų gerbiamo mero citatą iš 15 minučių. Netgi tuo atveju, jeigu šis sprendimo projektas atkeliautų į savivaldybės tarybos darbotvarkę, aš tokio projekto nepalaikysiu ir raginsiu tarybos narius balsuoti prieš. Vertinu kiekvieną žmogų, kiekvieną Klaipėdos rajono gyventoją ir netoleruoju bet kokios diskriminacijos. Tai siūlau vadovautis mero žodžiais ir imti laukant tokius sprendimo projektus iš darbotvarkės. Ačiū, kad visada vadovautumėtės mero žodžiu, būtų smagu. Gerai, ačiū. Tarybos narys Viktoras Kūra. Dėkui.
noriu pasakyti tuo klausimu. Gerbėjai kolegos, mes ne patys čia susirinkome. Mūsų išrinko žmonės, kurių interesus ir lūkesčius esame įgalioti atstovauti. Nežinau nei vieno iš čia esančių, kuris prieš rinkimus nebūtų pasisakęs už šeimas, už tėvų ir vaikų teisės. Atėjo metas kiekvienam iš mūsų savo žodžius ir įsipareigomus patvirtinti darbais. Įdomu yra tai, kad siūlymui atmesti šią deklaraciją pritarė ir praktiškai vienbalsiai balsavo Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcijos nariai, kurie Klaipėdos rajono savivaldybės taryboje turi daugumą. Nors Lietuvos valstiečiai ir Žalieji save pristato kaip partija, kurios viena iš pagrindinių vertybių yra tradicinė šeima. Replika po balsavimo. Tarybos narys Viktoras Kura. Gerbėjai tarybos nariai, jūs nuėjote prieš rinkėjų ir savo valią. Kai jūsų paklausė rinkėjai, jūsų rinkėjai, vaikai, jūsų anūkai, kaip jūs tą dalyką sprendėte? Kai jūs turėsite jiems atsakyti, aš manau, kad jūs nedarys niekas, tik tai akis nuleisite žemyn. Susirinkę palaikyti deklaraciją ir stebintis tiesioginę transliaciją internetu, nusivylę žmonės tikėjusi, kad per tarybos posėdžio pertrauką kai kurie tarybos nariai išeis padiskutuoti su mitinguotojais. Tačiau nei vienas, apart pačio Viktoro Kuros, taip ir nepasirodė. Iš tų, kurie balsavo prieš, sakau, nueinam, padiskutuosim, sakau. Nėjau, niekas nėjau. Neišdrįsiu. Vis tiek visų pavardės bus, aišku, ten paskelbtus. Aš kiekvieno neprašiau, visi žino, skaitys tas deklaracijas, kai agituoti, balsuoti taip ir taip. Sakau, čia jūsų sąžinė. Sakau, jūs žiūrėkit, ką jūs turėsit pasakyti vaikam, anūkam, kai jūs paklaus, kaip jūs balsavote, žinai. Kiekvienas apsisprendė pagal savo sąžinę. Jūs ką tik išėjote iš savivaldybės posėdžio, tai norėjau paklausti, kokie įspūdžiai? Įspūdis susidarė toks, įdomus. Žmonės, Viktoras Kura, tarybos narys Klaipėdos rajono, jis pateikė netgi apklausos rezultatus ir niekas net nereagavo. Tai automatiškai kyla klausimas, kam dirba tarybos nariai Klaipėdos rajono, jeigu jie net nežiūri savo rajono žmonių nuomonės. Dalis žmonių šypsojosi, dalis net neklausė Kuros žodžių, kas buvo sakoma ir neklausė nieko. Jie jau buvo nusprendę iš anksto. Gena baimė, gena pinigų troškimas, aš nežinau, bet net nesvarstyti to klausimo yra žemiau visko. Gaila, žinai, kad neina, tokiem dalykam nėra tos vienybės. Lietuvos, matai, mastų yra apie 70%, žinai, kad nepritar. Mes čia rajone darėm tokią apklausą. 484 balsavo, ten 89% tai deklaracijai pritarė, o 11 ten nepritarė, tai deklaracijai. Aišku, tas gyvenimas nestovi vietoje, vis tiek kažkas bus. Aš jiems sakiau, mes pažiūrėsim po kokių, 3, 4, 5 metų. Sakau, matysit, mes priklausom, vis tiek, kad vėliau ar anksčiau turėsim grįžti. Čia tas, man, tas neišvengiamas dalykas. Geriausia bus grįžti prieš rinkimus prie to klausimo. Ką tik buvo išėjęs iš savivaldybės Viktoras Kura ir papasakojo situaciją savivaldybėje. Sakykite, kokį įspūdį jums paliko visą tą, ką jisai čia dabar pasakė? Čia įspūdis. Čia tamsa, čia ne įspūdis. Čia juoda tamsa, kuri partija, kuri deklaruoja savo krikščioniškas vertybės, taip tyčiojasi iš šeimų, čia nežinau, čia dugnas yra. Kadangi buvo atmesta deklaracija ir išimta iš dienotvarkės aplamai, tai sakykite, nuomonė jūsų ir įspūdis koksai? Aš nesistebiu, kad buvo atmesta, nes gal čia yra mano toks nusivylimas valdžia, nes aš bijau, kad mūsų valdžioje daug žmonių neturi kritinio mąstymo ir nežvelgia giliau į problemą, kas už to slypi. Tiesiog stebėkim JAV, kadangi pas mus nepriklausomybė tik tai 30 metų, pas mus viskas vėluoja. Mes stebėme kitas ar ne šalis, kur jau tai vyko ir jau jie turi didelių problemų. Skandinavija turi didelių problemų, Jungtinės Amerikos turi didelių problemų, psichiatrija turi didelių problemų šituo klausimu ir psichiatrai jų tarpusavėje nebesusitvarko, nebesusikalba. Tai mes link to judam. Kažkokia saujelė mąstančių žmonių, aš labai abejoju, kad mes labai daug ką galim pakeisti, bet ant mūsų krenta atsakomybė. Jeigu mes nieko nedarysim, tai tik tai judės dar greičiau ir dar masiškiau. Jeigu mes aktyviai kalbėsim,
diskutuosim šito klausimu, tada gal prisijungs daugiau žmonių ir jie norės gelbėti savo vaikus, norės gelbėti tautą, norės gelbėti mūsų ateitį ir kad mes neliktumėm kaip visas pasaulis su tais ono ar kaip jos pavadinti. O ateityje ar yra kažkas numatoma, kad toliau pratęsti to klausimo diskusiją? Nu ateityje gal tikriausiai kaip bus, žinai, gal kokią rezoliuciją reikia siūlyti, kad nebūtų ta deklaracija kažkokia, žinai. Aišku, kažką reikia teikti, taip negalima palikti. Bet niekas šitą rankų nenuleis, vis tiek žiūrėsim kitaip, dar teiksim kažką tai, kad taip jiem pralystų tas dalykas, kad jie taip lengvai galėtų čia vaikam pradėti piršti savo kažkokias tai iškrypusią ideologiją, nu čia ir tragedija. Man gaila jaunimo, kuris dabar sėdi šiknant ant kėdės padrėbęs ir jisai net neteina iki čia dėl savo vaiko. Pakovoti, kad nebūtų tyčiojimas iš jų. Bet gal jaunimas, kaip jūs sakot, gal yra kitas mąstymas, gal jie, laikmetis kitoks, ar čia mada, ar ne mada, gal jie tą kitą kryptį yra pagavę ir kitaip jau pritarėt visai tam, kaip jūs man? Čia nėra nei kalbos, kad čia yra kita kryptį pagavę, juk yra Laisvės partija, tokie pareina nurodymai iš kažkur, tai iš Sorošinį, iš kur ten, tokie pinigai pareina, čia žiūrėkit, visoje Europoje tas dalykas darosi. Bet jau kitos šalis tai bando tą dalyką išgyvendinti, Lenkai tai tiesiai šviesiai pasakė. Mes kaip visą laiką tokie, mes suprantat, mes buvom kažkada tai labai tokia stipri gera tauta. Dabar mes esam baisukas, mes esam išverstas kūriai palikę. Parsidavėliai kažkokie, tai aš nerandu žodžio tam dalykui įvardinti. O kaip jūs manat, kodėl čia taip negausiai žmonės renkasi? Jie bijo savo šešėlio. Aš apie tą ir šneku, kad čia mes esam pavirtę į tokius į zombius pusiau, kad mums baisus pats mūsų šešėlis. Įspūdingai įdomus reikalas yra tai, kad prieš visus rinkimus kandidatai norintys būti išrinkti ar tai į savivaldos tarybas, bei merus, ar tai į Seimą, nusimazguoja ir pasismailinę liežuvius su gražiausiomis prakalbomis rinkėjams sugeba atsirasti iš niekur. Kai kurie atrodo, jei galėtų tai rinkėjų ir pasakas prieš miegą sektų apie tai, kaip jie jiems tarnaus. Tačiau po rinkimų, lyg mostelėjus burtų lazdele, viskas apsivirčia ir dauguma liaudės išrinktųjų tampa ciniškais, rinkėjus ignoruojančiais, valdžiažmogiais funkcionieriais. Tad ir kyla amžinai retorinis klausimas. Ar tikrai einant į valdžią, tie taip vadinamieji liaudės atstovai turi ryžtą tai liaudžiai tarnauti? O gal banali baimė už savo šiltą vietelę neleidžia tokiam išrinktajam priešintis centriniai valdžiai, kuri atvirai stumia Lietuvą į LGBT ideologiją? Mitinguotojai yra. Laukia 3 partijų atstovų, valstiečių, liberalų, konservatorių. Jie kviečia, išeiti pasikalbėti su jais. Eikit kažkas pasikalbėti. Aš jau ten buvau 2 kartus, aš jau vis papasakojau. Ir... Ne, šitai, ne, kviečia. Ne, aš pasakau jums, jeigu norite eikit, čia jūsų valia yra. Na, kaip mes puikiai žinom, žodžiai nuo darbų kartais labai smarkiai skiriasi. Deklaruoja vieną, daro visai ką kitą.